Pakankamai rimti nuostoliai, ypatingai kalbant apie Deividą Ananę. Jis pelnė įvartį rungtynėse su Sūduva ir sužaidė kaip ir komanda geras rungtynės, nepaisant to, kad balandžio pradžioje šios komandos žaidė tarpusavyje. Tai buvo Džiugo namų rungtynės, bet tai buvo dvikova Kretingoje. Tada Kaderas Andžoja Abdelas pelnė 2 vėlyvus įvarčius ir Hegelman laimėjo sunkiose rungtynėse 2-0. Čia štai taip, pirmasis Džiugo kampinis. Šarkauskas. Bet Hegelman pastaruoju metu yra pergalingoje serijoje prieš Džiugą. Čia Hegelman šansas. A lygoje mėlynai balti prieš Telšių komandą yra laimėję 5 rungtynės. Ribeiro ir šalia vartų Marius Paukštė ploja. Sezono sugrįžo į Lietuvą, bet jau į Hegelman komandą. Čia dar vienas kampinis. Kaušinio perdamas, smūgis galva virš vartų. Bet buvo švilpukas visose šio sezono rungtynėse. Dabar Džiugo ataka, pasižiūrėkime, 2 žaidėjai baudos aikštelėje. Piliukaitis griebėsi už galvos, o galvo jis turėjo galimybę pasiųsti kamuolį aikštelėje. Išmušamas kamuolys, Kaušinio bandymas, Marius Paukštė, dar vienas šansas galbos. Ir galiausiai kamuolys vartose. Kamuolys vartose, Hegelman triumfuoja, net keli Džiugo žaidėjai ant vejos, o Kaderas Andžoja Abdelas pelno įvartį. Savo pranašumus, kalbant apie kamuolio kontrolę, paversti įvarčių. Daugiau kažkokių ryškesnių momentų iš pirmo kėlinio nelabai ir buvo, jeigu žiūrėsime į rungtynių statistiką. Šilkaitis į kraštą, Traikovskis. Gražiai sužaidžia su Sise Traikovskis ir Donatas Šimėnas rodo į 11 metrų žymę. Varo šiandien nėra, dar ir geltona kortelė. Taigi baudinys tikrai nebus atšauktas. Donatas Kazlauskas gauna geltoną kortelę ir Hegelman per trumpą atkarpą ir kortelių prisirinko 4-8 vietoje pagal rezultatyvumą ir tą grupelę žaidėjų Kurcevas gali palikti. 62 minutė, Kurcevas prieš Šarkauską, traukia kamuolį Vincentas, bet Ibrahimas Sise pelno įvartį ir Džiugas lygina rezultatą, bet įvartis nėra skaitomas. Savo veiksmą Ibrahimas Sise. Čia aišku matome tik Kurcevo smūgį, nematome Ibrahimo veiksmų. Čia aišku jau taip į vartus. Smūgis be priekaištų, gavo geltoną kortelę ir tai buvo 4. geltono kortelė. Ibrahimas nerungtyniaus artimiausiame Džiugo susitikime, o jis jau penktadienį su Panevėžiu. Yra Alabos tėčio brolis. Apie Alabą pasakoti daug nereikia. Čia Piliukaitis pabando iš toliau. Abdelas pelnė įvartį. Antrajame kėlinyje Aleksandras Kurcevas nerealizavo 11 metrų baudinio. Čia Džiugo ataka, ar bus smūgis į vartus. Simonas Urbys atlieka perdamą, yra galimybė pažemė, dar vienas šansas. Nebuvo labai stiprus štai čia smūgis, aišku, tokį įmušk. Tai būtų labai gražus įvartis. Denas Traikovskis išradingai, kamuolys visai nesenai. Ir viskas. Donatas Šimėnas skelbia šių rungtynių pabaigą. Viską darė Džiugas, kad tik bent jau išlygintų rezultatą ir buvo labai arti keliose situacijose Džiugo komanda. Treneri, jūsų komentaras? Hegelman sveikinu su pergalė. Fanam didelis ačiū. Tikrai jautėsi palaikymas. Jis labai svarbus komandai. Komandai neturi jokių visai priekaištų. Visas rungtynės tikėjo, dirbo. Antrą kėlinį buvo labai gera energija iš mūsų pusės. Tik tiek, kad Hegelman įmušė
tas įvartis, kiek teko žiūrėti pirmajame smūgyje, jų puolėjas buvo nuošalėje. Tai manau, kad atsižvelgs, kiek matėme mes, o jau antrasis ten, kur buvo, kai įmušė įvartį, tai jau ten tikriausiai ne, bet jo. O iš mūsų pusės reikia realizuoti 11 metrų baudinį, būtumėm grįžę į rungtynės ir manau, kad nusipelnėm tikrai 1 tašką. Jūsų bendravardis Andrius Karla neturėjo paaiškinimo, kodėl taip pasikeitė viskas, kai pirmajame kėlinyje jie ten kontroliavo maždaug 70-30%, antrajame kėlinyje jau jūs praktiškai tą patį padarėt. Gal jūs turit paaiškinimo, kodėl taip antras kėlinys pasikeitė? Suprantat, tai Hegelman pradėjo saugoti rezultatą, automatiškai tu saugai rezultatą, truputį tenka, futbolo terminologija, atsisėsti žemyn ir mes tad pradėjom kontroliuoti, bet vieno atsakymo nėra, tiesiog mes labai norėjom grįžti, mes labai norėjom sirgaliam padovanoti pergalę. Gal tas ir įtakojo, vadinkim. Nebuvo Deivido Ananės Martino Deitono, kas jiems nutiko? Tai individualios problemos su Deividu. Su Deividu kita situacija, o Deitonas truputį traumuotas, bet tikimės greitų metų grįžti. Turit dar vieną debiutantą, metėte aikštę argentinietį. Ką galbūt galite apie jį pasakyti ne tik apie žaidimą, bet apskritai apie jo pačią stilistiką žaidimo? Gero lygio žaidėjas, tiesiog reikia grįžti į rungtynių ritmą ir gali duoti komandai tikrai gerų impulsų.